Tomas buvo vienas iš 12, bet išgarsėjo kaip abejojantis Tomas. Kodėl? Nes kai kiti mokiniai pasakė, kad matė prisikėlusį Jėzų, jis atsakė, jeigu nepamatysiu jo rankose vinių žymių, netikėsiu. Jono Evangelijos 20 skyrius 25 eilutė. Ir ką darė Jėzus? Jis nebarė Tomo. Po 8 dienų Jėzus vėl pasirodo ir sako, įbės čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebebūk netikintis, bet būk tikintis. Jono Evangelijos 20 skyrius 27 eilutė. Tomas sušunka, mano viešpats ir mano Dievas. Dievas nebijo mūsų abejonių. Jis ateina ne tada, kai mums sunku tikėti. Jis parodo savo rankas. Ne kad mus nuteistų, bet kad mūsų stiprintų. Tavo abejonė gali būti tiltas, ne siena. Kai atneši ją Jėzui, jis atsiliepia. Jei abejoji, neslėp to. Atverk širdį tam, kuris vis tiek ateina pas tave.